Esu Tadas ir dabar pakalbėsim iš ties apie duomenų bazės, kurios būna tiek didelės, tiek judrios. Ir dirbu sistemų didelių duomenų technologinių architektų. Ir tiek prieš tai esu dirbęs daug programuotojų ir kurdamas įvairias sistemas, tai iš ties save daugiau įsivaizduoju dažnai ir manau beveik kiekvienas čia sėdintis yra artimesnis šitam veikėjui, kuris yra mokslininkas Frankensteinas, kuris atranda kažkokią gyvybės paslaptį ir bando iš lavono dalių sudėti kažkokį monstriuką, kuris labai smagiai veikia ir visi jo grožisi. Taigi tų monstriukų, manau, kiekvienas galim papasakoti apie savo monstriukus, kuriuos pastatėme. Tai iš ties papasakosiu kelias istorijas ir kaip susipažinom su ta nereliacinėmis duomenų bazės, kuomet jos naudojamos. Pasižiūrėsime ir iš ties, kodėl netgi jos judrios arba gali padėti netgi judriam procesui naudojant negu reliacinės duomenų bazės. Taigi, kur pradžia, kur buvo pradžia tos kelionės, tai papasakosiu trumpai apie vieną projektą, kuris buvo tiesiog chaotiškas. Įsivaizduot galite taip, kad tai yra 6-7 atskiri moduliai, kurie turi atskiras 4 reliacinės duomenų bazės. Kiekvienas modulis yra susijęs bent su 2 arba su 3 iš tų reliacinių duomenų bazių, kurios nieko nežino viena apie kitą. Tenais yra parašytas naudojamas 2 programavimo kalbos, 4 frameworkai skirtingose moduliuose ir visa tai pradeda veikti lėtai dėl to, kad serveris negali apdoroti, tiksliau, keli serveriai negali apdoroti užklausų, kurios vienu metu bando tiek skaityti iš duomenų bazės, tiek rašyti ją. Ir žinoma, rašymai yra šitam projekte kur kas kritiškesni negu skaitimai iš jo. Tai susidurėme su tokia problema, kaip ją spręsti. Tai čia projektas buvo maždaug prieš 5 metus. Kaip mes tuomet sprendėme, žinojome, kad yra duomenų saugykla, angliškai data warehouse, kuomet mes denormalizuojame sprendimą ir tai mes denormalizavome, padėjom šalia į kitą serverį visiškai tik skaitimam ir reportam skirtą duomenų bazę. Sukonsolidavom, konsolidacijos problemos irgi labai iškilo, kai tai bandėme padaryti, bet taip laikinai išsprendėme tai, kad galim dabar skaityti ir tai nestabdė mūsų verslo, nes tai buvo kompanija, kuri užsiminėja siuntomis. Ir ten yra daug eventų, kurie turi būti vienu metu saugomi ir sandėlininkai neina parūkyti, nes neveikia sistema. Taigi buvo tas sprendimas su reliacinėmis duomenų bazėmis ir tik tais po kiek laiko supratau ir suvokiau, kaip tai labai panašu į tą nereliacinės duomenų bazės, apie kurias mes dabar daug kalbame. Beje, su kolega kalbėjau per pertrauką, kai mes mąstome, kas esat naudoja memcache arba kažkokią kitą kešavimo sistemą, tai yra vienas iš tų nereliacinių NoSQL duomenų bazių, kurią mes jau esam naudoję, bet niekad apie ją nepamastome, kad tai yra būtent šitos klasės duomenų bazė. Taigi trumpai čia iš to mokslininko dalies, kur kas tai yra reliacinė duomenų bazė, tai mes užtikrinam duomenų vientisumą. Įrašom viską arba nieko, turim transakcijas, kurios perkelia duomenų bazės būseną iš vienos į kitą, negali būti kažkokio pametimo. Taip pat turim tvarumą, tai yra reiškia, kad mes turim transakcijų logą ir galim atstatyti bet kada duomenis atgal. Ir visa tai yra izoliuota, tai jeigu aš vykdau transakciją, kitas negali prieiti tuo metu prie duomenų. Ką mes bedarytumėm, iš ties mes norime šitų savybių, bet kai mums tenka plėsti, mes susidurėme su problemomis. Iš ties susidurėm su panašia problema ir mes. Čia dalis yra ta, kuomet mums reikėjo konsoliduoti kelias duomenų bazės. Į vieną buvo lentelių, kurios yra skirtingose duomenų bazėse, bandoma sinchronizuoti, bet kadangi prie jų dirbo skirtingos komandos, kiekviena iš jų suprojektavo duomenų saugojimą skirtingai. Buvo skirtingi sąryšiai ir visą tai mums dabar reikia sudėti vieną lentelę. Iš pažiūros labai paprastas dalykas, tiesiog sudėjai, sumerginai, bet kai kurie iš tikrųjų reliacijos jie viena kitai prieštaravo, tai buvo klausimas. Ir galiausiai mes užtrukome 3 savaitės perrašinėdami visus SQL'us, kurie buvo su labai sudėtingais joinais parašyti prieš tai buvusioje duomenų bazėje ir permigravus, beje, klientų permigravus buvo irgi sudėtingas. Taigi, gan sunki pirma pamoka, mokinantis kaip plėsti, kaip spręsti tokias problemas. Ir toliau susidūriau teko dirbti vienam startuolyje, kuris ne Lietuvos startuolis.
Tai buvo rekomendinė sistema, rekomenduojanti kelionės, turus. Ir mes jau iš anksto žinojom, kad yra labai didelis neapibrėžtumas, mes nežinom, ką reikės padaryti, tai susijęs su geografinė vieta. Tai yra, mes turim daug duomenų apie geografiją ir bandysime juos vieną su kitu perdengti ir atrasti tenais tam tikrus sąryšius, kas matėme, kad bus jau sudėtinga išspręsti mūsų reliacinė duomenų bazėje. Ir matome, kad gan hierarchiniai duomenys tenais yra ir mes turėjome visuomet pasiekiamą servisą ir priklausomai nuo geografinės vietos. Tai yra duomenys patalpinti arti naudotojų būtent tam tikros geografijos vietos. Jeigu tai yra Amerika, tai serveriai turi būti Amerikoje vien tam, kad žemėlapiai nekeliautų per visą pasaulį, kad atsidurtų Amerikoje. Tai mes žinojom, kad mums tai reikės įvykdyti ir tada pradėjom ieškoti sprendimo. Papildomai, jeigu trumpai, tai mes norėjom, kad tai sistema būtų replikuojama į vieną į kitą, kad jinai pastoviai veiktų, kad būtų greitas duomenų prieinamumas ir geografiškai judrus duomenys, tai yra pirminiai buvo mūsų impulsai, kad reikia kažką daryti. Reikia spręsti, mes nežinom ką rinktis. Nežinau, kiek jums teko dalyvauti diskusijose, kur yra sprendžia programuotojai ir projektų vadovai ar dar kažkas, kokią sistemą vykdyti. Paprastai ten būna daug nesusikalbėjimo ir nieks nežino, nes vieni kalba apie kažkokius tenais kodus ir schemas, o kiti kalba, ką mums daryti, nes brangiai kainuoja arba dar kažkokie labai daug klausimų. Taigi trumpai apie NoSQL. Aš naudosiu kalboj ne NoSQL, bet nereliacinę duomenų bazę. Nes manau, kad tai dažnai kur kas lengviau ir geriau atspindi tai, kas yra kalbama apie tas duomenų saugyklas. Tai yra būdas, kaip išsaugoti duomenis nereliaciniu būdu. SQL, kaip žinome, yra tiesiog kalba skirta pateikti užklausą ir gauti atgal rezultatus. Tai taip, tai yra tiesa, kas sako, kad NoSQL yra ne tik SQL kalba, bet galima užduoti užklausas ir kitom kalbom, rašant skriptus ir panašiai. Bet iš ties, kai daugiau kalbama apskritai ne kaip užduoti klausimus, ne kaip juos pateikti sistemai, bet apie patį išsaugojimo mechanizmą ir tai tikrai padeda mąstant. Viena dar iš tų baisiųjų monstrų skaidrių, bet žinokit, tikrai labai naudinga, yra tai, kad yra tokia angliškai vadinamasi CAP teorema, tai kuri, kai mes norime turėti kelis išskaidytus serverius. Mes norime turėti duomenų bazę, kuri yra per daugelį serverių. Mes iš ties jau negalime užtikrinti to ACID, kur matėme anksčiau visų savybių. Mes negalim užtikrinti vientisos transakcijos ir savybės, kurias mes turime ir tarp kurių turime išsirinkti 2 iš 3, kurios mums svarbios. Tai yra vientisumas. Jeigu įsivaizduotumėm 2 serverius, tai vientisumas reiškia, kad aš įrašau į vieną duomenų bazę ir tuo pačiu metu skaitau iš kitos duomenų bazės ir gaunu tuos duomenis. Prieinamumas būtų tuomet, jeigu aš turiu šitos 2 duomenų bazės ir kaip klientas su networku skaitau, tai bet kuriuo atveju, jeigu tik tas serveris veikia, aš galiu iš jo įrašyti jį arba gauti duomenis, taip pat iš abiejų serverių. Ir taip pat toleruoja atskirimą. Tai toleruoja atskirimą reiškia, kad tarp šitų 2 serverių gali dingti tinklas, jie gali pradėti nebendradarbiauti. Taigi mes negalime vienu trumpu laiko momentu, kažkas gali neveikti ir negalime visų 3 užtikrinti. Čia iš ties atsiranda tas visas NoSQL, didelės kalbos, kas tai yra, skirtingi tipai, modeliai, kaip išsaugoti duomenis, duomenų modeliai. Ir jeigu pasižiūrėsime, yra reliacinis duomenų modelis. Galit pabandyti pamastyti, kurioje vietoje reliacinės duomenų bazės atsiranda. Nes turime 3 linijas, iš kurių pasirenkam, kur mes esam. Ar mes esam čia, ar mes esam čia, ar mes esam čia. Tai iš ties reliacinis duomenų modelis atsiduria būtent tarp vientisumo ir prieinamumo. Tai yra visi reliacinės duomenų bazės, jas gulasi į šitą vietą. Nei viena iš reliacinių duomenų bazių pati iš savęs negali palaikyti, toleruoti atskirimo tinklo. Tai jeigu serveriai tampa neprieinami vieni prie kitos, palaikant prieinamumą ir vientisumą, ta duomenų bazė jinai sustoja, jinai laukia, kol atsigaus kažkas ir tai yra tas apribojimas. Tai yra šitoje vietoje mes naudojame tas reliacinės duomenų bazės, bet kai mums reikia būtent tokio sprendimo. Dabar atsiranda ta įdomioji dalis, kada rinktis nereliacinę duomenų bazę arba tą NoSQL duomenų bazę. Turime kelias šeimas. Turime key-value šeimą, tai yra tokia, kur raktų ir reikšmės šeimos, kur mes daug rašome
eventai tai panašiai dažniausiai būna, arba kiti duomenys, kur norime vienu metu labai daug rašyti arba greitai skaityti, nes turime tik tais vieną hashą, pagal kurį galime iš karto gauti duomenys dažniausiai su vienu arba dviem paieškom. Ir šita didžioji šeimos dalis patenka iš ties į ant šitos linijos, tai turim tokias duombazės kaip Dynamo, Kaim, jeigu neklystų Cassandra irgi yra šitoj pačioj daly, nors paprastai, jeigu dabar žiūrėti per kelis metus, kai kurios duomenų bazės migruoja tarp šito ir šito. Tai čia renkantis dar turėtumėt pažiūrėti. Kita dalis yra lentelinės arba stulpelinės, pavadinkim taip, duomenų bazės, kur yra viena didelė lenta ir lygiai labai panašus į key value, tai yra reikšmė, kur mes padedam vieną raktą į reikšmę, tiesiog dabar galim turėti truputį daugiau tų reikšmių, bet jos yra labai apribotos ir gali turėti tik tais kelis lygmenius hierarchiškai rodant vieną į kitą. Ir kita didelė dalis yra dokumentai arba objektais orientuotas, kuomet mes išsaugome patį objektą. Tai dažniausiai būna, tarkim, JSON formatas, iš turbūt dabar populiariausių ir daugiausiai girdimų yra MongoDB šitoje vietoje, kur mes saugome modelius, tai yra daugiau hierarchinis modelis ir iš ties renkamės. Tai trumpai, tai toks medis, jeigu mes turėtume memcache, irgi galėtume pagalvoti, kurioje vietoje jisai atsidurtų. Čia užduotėlė jums patiems pamastyti, kur padėtumėt memcache'ą. Ką iš ties supratus šitą ir truputį papasakosiu toliau apie tai, kaip mes pasimovėm ant kai kurių kabliukų naudodami MongoDB, čia buvo prieš kelis metus. Bet prieš tai, kaip būtent kai kurios duomenų bazės yra labiau judrios, labiau agile negu ne. Tai trumpai turim tiesiog krioklinį waterfall metodą, kur mes atskirai turim darbuotojus, atskirai kiekvienas atsakingas už analitiką, architektūrą, programavimą, testavimą, perdedam iš vieno į kitą, viskas taip vyksta, kiekvienas atsakingas už tobulina savo laukelį. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtumėm ir pamastytumėm apie tai, kur gimė reliacinės duomenų bazės, jos gimė būtent šitam kriokliniam modelyje, būtent tuo metu, nes tai apie 80-ieji metai, ir buvo sukurtos taip, kad jos nieks prie jų negali prieiti. Jeigu aš sukūriau reliacinį modelį, suprojektavau duomenis, tai suprojektavau taip, kad programuotojai vėliau programuotojų jo nesulaužytų. Testuotojai lygiai taip pat nieko negali padaryti, yra pati viena nuo kito nepriklausanti sistema. Turime Agile procesą, tai žinome Agile manifeste pirmas teiginys, pirmas jų manifesto teigia, kad žmonės ir bendradarbiavimas yra svarbiau už procesus ir įrankius, taigi truputį patobulina patį procesą, subūrė žmonės į vieną vietą, turime multifunkcinę komandą, visi patenkinti, kažkas vyksta, mes tai vadiname Agile procesu, visi patenkinti, kaip gražu, bet ar tai yra viskas, kas yra Agile? Tai šitoj vietoje iš ties pamatymas, atradimas yra tai, kad ką teigia Agile ir ką teigia būtent tas teiginys, yra, kad visi tiek komunikacija, tiek žmonės, tiek įrankiai, tiek procesai yra svarbu. Ir aš kalbu dabar kaip iš techninės pusės, nes į Agile visą laiką žiūrima yra dažniausiai iš dviejų pusių. Tai yra žiūri techniniai žmonės ir žiūri netechniniai žmonės. Tai, ką mes matėme čia mato netechniniai žmonės. Jie mato žmonės, kaip jie komunikuojasi, jie išsprendžia problemos ir kaip visa tai yra gražu. Aš kaip techninis žmogus, aš matau šitą monstrą, tą monstriuką, kurį aš susistačiau ir sakau, taip, jeigu mes bendradarbiausim, mes tiesiog lengviau tai padarysime. Ir tai yra taip, kodėl kai kurios duomenų bazės yra labiau Agile. Tai labiau Agile bus daugelis NoSQL duomenų bazių, tarkim tas pats MongoDB, dėl to, kad jis labai glaudžiai susijęs su kodu. Jisai labai arti yra, aš negaliu mano duomenų bazės architektą palikti savo sandėliukį, kad jisai tenais džiaugtųsi, tiksliau pyktų dažniausiai ir tenais gyventų vienas. Man jo reikia pas mane komandoje. Iš ties, jeigu prisiminsime kalbą prieš tai, kur buvo kalbėjome apie tai, kaip dokumentacija ir kodas gali būti viena, kaip šituos du dalykus sujungti. Turim test-driven development,
kalbam, kaip programavimas, testavimas, tai matome iš techninės pusės, bandoma visą sistemą sulėti kuo arčiau viena kitos, kad galima būtų greitai viską sulipinti ir paleisti į produkciją. Netgi sekanti kalba bus apie pastoviai dėgymą į production serverį, tai matome, kas vyksta šitoje vietoje, tai sujungti greitai ir atiduoti toliau. Ne? Tai iš techninės pusės mes labai to norime ir ieškome sistemų, kurios mums padės. Ir iš ties netgi naudojimas kai kurių technologijų, naudoja jos sujungimą į vieną patį procesą, jisai padaro labiau agile. Natūraliai mums tada reikia dažniau testuoti, mums reikia visko vienoje komandoje. Tai labai svarbu pamatyti. Ir pakalbėkime apie truputį apie mitus, ne? Mitas ar realybė. Šitą dalį pavadinau ir iš ties tas duomenų bazės architektas, kas anksčiau jis yra padėtas toli. Jam galima tik tais gauti dokumentaciją ir padaryti architektūrą ir atiduoti toliau. O tada programuotojai viską greitai suprogramavę atranda atpirkimo ožį, kuris yra tas pats architektas, kuriam reikia sumigruoti visą tai, sujungti, parašyti skriptus ir išspręsti visus konfliktus, kurie vyksta su duomenimis. Tai turim tokį iš ties butelio kakliuką, kur procesas jis nėra tolygus. Manau, netgi tiesą pasakius, Kanban naudotojai labiausiai mato to proceso lyginimo ir kaip vartotojai turi būti išdėstyti ir koks jo apkrovimas turi būti visos sistemos, viso, tarkim, savaitės ar viso mėnesio metu, kad būtų procesas tolygus. Taigi mes jau pasimokėm tam startuolį, iš ties paėmėm duomenų bazės architektą pas save komandoje, žinome, kad viskas bus gerai. Taigi pirmieji sprintai, kas mums atitiko po pirmųjų sprintų, iš ties mes labai džiaugiamės po pirmųjų sprintų. Mes pasirinkom MongoDB duomenų bazę, kadangi žinojom, kad mūsų objektas yra labai hierarchinis, tai geografinė vieta su daug nuotraukų, žmonės gali ten daug ką rašyti ir labai gan didelis medis pasidaro kolekcija iš hierarchinių objektų. Mes jį dažnai keičiam, nes dar nežinome, kas bus, mums migruoti nereikia, nėra tų skausmingų visų klausimų ir galvojam, kad viskas čia bus gerai, tai prabėgo taip 3 sprintai. Tai yra mėnuo laiko pas mus buvo. Mes padarėm 3 releasus per tą laiką. Viskas gražu, dėja mitas. Ne? Mitas, kad yra nesudėtingas duomenų bazės projektavimas, taip kaip mes tikėjome, iš tikrųjų tuo metu labai energingai ir kalba visose skaidrėse, jeigu žiūrėsite, kur nors skaitysite apie Mongo, tikrai tai pamatysite. Bet tai, kad yra nesudėtingas projektavimas, iš ties yra mitas, nes kas įvyko mums po 3 sprinto, mes tokį bang turėjom. Kas buvo? Iš ties pasiekėm labai paprastą limitą, objektas turi limitą dydžio, tai buvo 16 megabaitų. Nepamastėm, ką reiškia mums reikėjo perprojektuoti visą duomenų saugojimą mūsų. Mes turėjom išskaidyti, galiausiai turėjom parašyti skriptus, kurie migravo visą duomenų bazę ir jau sukauptus duomenis. Beje, per tą laiką gan nemažai duomenų susikaupė. Ir buvo gan sudėtinga ir sunku visą tai padaryti. Taigi iš ties, nors atrodo, kad viskas paprasta, neturim schemos, neturim pririštų tipų, tai buvo mūsų geografiniai tam tikri objektai, kur mes juos patys kūrėm ir turėjo papildomų savybių. Mums buvo labai patogus, dėja tai mums ir kainavo. Taigi vienas iš patarimų būtų pirmas dalykas pasirinkus kažkokią duomenų bazę, saugyklą, nueiti ir paieškoti žodžių limits, thresholds, boundaries ir panašių sinonimų, tiesiog, kad nepapulti tam tikras savybės. Bet dar vienas labai įdomus dalykas, su kuriuo susidūrėme, buvo tai, kad mes pamatėme, kad mūsų duomenų bazė labai greitai auga. Tiesiog kiekis duomenų labai greitai didėja. Nesuprantam, kas vyksta. Tai vienas buvo, kad ten klientai greitai jų generavo. Tai čia mūsų džiaugsmas. Mes žiūrim, kaip plėstis. Kitas dalykas, iš ties mes naudojame pagal visas labai gražias praktikas ilgus pavadinimus schemui.
kas iš pradžio atrodo, ypač kas esat naudoję, tikrai suprantat, ką tai jau reiškia, bet tada su kiekvienu objektu, kur mes laikom daug skaliarinių reikšmių, tiesiog daug skaičiukų, turim labai ilgą pavadinimą. Ir taip saugom su kiekvienu objektu, su visa hierarchija. Tai tiek įrašymai, tiek įskaitimai, mes iš pradžio net nesupratom, kodėl mes negalim greičiau skaityti, greičiau rašyti, arba kodėl mūsų auga taip greitai duomenys. Iš ties sutrumpinę iki 3 simbolių, daugelį pavadinimų sutaupėm apie 30% tų duomenų, kurie kaupėsi tą augimo greitį. Tai iš ties, kad nesudėtingas projektavimas, tai, tai nėra visiškai taip. Kai viską žinai ir nėra tų kabliukų, visi kabliukai žinomi, taip, tai sprendimas. Beje, aš čia kalbu dabar apie dokumentinę duomenų bazę. Kyvelų yra kitos problemos, bet gal šiandieną jau nekalbėsim, nes neužteks tam laiko. Taigi, nesudėtinga projektuoti, būkit pasiruošę mokintis. Prireiks tikrai laiko išmokti dalykus. Lengvas plečiamumas. Negaliu pasakyti, kaip yra dabar. Tuomet, kai mums reikėjo išplėsti prieš porą metų šitą sistemą, tai mums sekėsi labai sudėtingai. Kelis naudus pridėjom. Trumpai papasakosiu tai, kad sharding, tai principas, kuomet mes eilučių lygiai, jeigu įsivaizduotume realicinę duomenų bazę, perdėliojam duomenis į skirtingus serverius, tai ateina kažkokia žinutė ir ten priklausomai nuo ID mes sakom, šitą eina į pirmą serverį, į antrą, į trečią, į ketvirtą, į antrą. Ir taip, kai mums reikia skaityti, mes kreipiamės tiesiogiai į reikiamą serverį. Mes tuo metu kažkaip nusprendėm, kad reikia mums padaryti šitą identifikatorių, pagal kurį mes skaidome klientą. O ką tai reiškia? Tai reiškia galiausiai, kad visi mūsų nauji klientai, kurie daugiausiai generuodavo užklausų ir ateimų, patekdavo į tą patį serverį. Tai yra visi buvo dalinami šitą ir jie nepatekdavo į kitus. Irgi įdomi istorija, automatizuoti duomenys skaidos, nes tikrai daugelis šitų duomenų bazių sako, jūs tiesiog pridėsite naują naudą ir nebus problemų, jums nekils. Iš ties yra irgi tokių pačių kabliukų, kuriuos reikia sužinoti, kuriuos reikia atrasti ir greičiausia, kai jūs pradėsite naudoti ją, šitą sistemą ar kitą, jūs tą kabliuką atrasit ant savęs. Nėra labai daug praktikų ir kur tai galima rasti, kažkokių, kaip projektuoti, kaip plėsti, nes plėtimas yra skirtingas priklausomai, kas mums svarbu, ar įrašinėti, ar skaityti, ar įrašinėti ir skaityti, ar dar yra trečia sistema, į kurią mes norime pušinti duomenis. Šitos integracinėse taškuose tampa ganėtinai sudėtinga subalansuoti visą inputą ir duomenų skaitimą ir rašymą. Taigi irgi iš esmės mitas, kad tai yra paprasta ir automatizuota ir kad jums nereiks ten nieko daryti. Tikrai patariu su kom nors pasikonsultuoti prieš pradedant naudoti rimtai ir plėsti sistemas, atraskite, kas jums gali pakonsultuoti, kaip tai padaryti arba kaip bent jau išvengti vieno kito to grėblio, kuris gan skaudžiai per nosį trenkia. Vieną istoriją apie tvarką ir duomenų bazės savininką. Papasakosiu, šitą istoriją ne mano yra, bet vieno kolegos, kai dirbau research centre. Buvo įdėta Cassandra duomenų bazė, vietoje anksčiau buvusios relacinės duomenų bazės, tai yra key value saugykla. Ir kas taiga, čia ne mano žodžiai dabar jau, sako, kas taiga atsitiko, taiga atsirado tvarka. Ką tai reiškia, sako, nieks nerašo tų kvailų joinų, kur nesupranta, ką su kuo jungia, kur nieks po to neveikia ir vyksta labai ilgai ir visą duomenų bazę lagina. Nieks to nedaro dėl to, kad nelabai moka, tiesą pasakius, nes reikia rašyti kodą jau, kad galima būtų kažką gauti. Tai viena dalis yra šita, kita dalis yra tai, kad iš ties pats programuotojas ir programuotojų komanda tampa atsakingi už tuos duomenis, kurie yra tenais, nes tai yra mano kūrinys, aš sugalvojau, kaip duomenis išsaugoti, kaip juos gauti ir tai nėra to Rūsyje dirbančio duomenų bazės analitiko darbas, tai yra jau mano darbas. Tai vienas iš dalykų, kas iš ties atsiranda tvarka, kad tai yra harmonija tarp kodo ir duomenų bazės. Drįsčiau teigti, kad tai yra mitas, nes daugelio dalykų tampa jie nematomi. Ką reiškia nematomi?
Ne, jūs turite schemą, kurios reikia atvaizduoti kažkur, kad matyti. Jūs turite kodą, kuris iš skirtingų modelių žiūri į skirtingas dalis ir mato visiškai skirtingus dalykus. Tarkim, jeigu kalbant apie dokumentinę, duomenų bazę Mongo, kur mes naudojame šitoje vietoje, mes turime kelis požiūrius. Mano viena sistema žiūri ir mato tik taškus. Iš kitos sistemos dalies aš žiūriu šitą matau taškus ir kitus visai duomenis ir pradedu, nes kartais iš tikrųjų net sunku suprasti, kas ten laikoma tuose duomenyse. Kitas dalykas, kadangi tai yra betipė duomenų bazė, tampa sudėtinga užtikrinti, kad duomenys yra validus, kurie ateina į tą duomenų bazę. Čia dar vienas dalykas, ant kurio pasimauna daugelis, kiek man tekia yra kalbėti, žmonių. Vien tai, kad jie tikisi, kad kaip ir realisiniai duomenų bazėje dabar ką aš duodu, man bus tikrai tenais integeris arba bus tikrai tokie ir tokie duomenys. Deja, naudojant ypač key value poras, key value duomenų bazės, kaip tarkim Cassandra šiuo atveju, nes apie ją daugiau žinau, būtent susidurime su tą problemą, kaip užtikrinti duomenų tikrumą, taip pat sudėtinga tampa su duomenų replikavimu. Tai ta prasme, kad kaip duomenis po to atstatinėti ir kaip tas replikas išmėtyti po visą serverį, tai nebūna trivialus uždavinys. Ir reikia lygiai taip pat daug paskaityti, pasimokyti ir neužminti. Transakcijos. Dalykas, jeigu jums reikia transakcijų, tai sakyčiau paprastai, nerealisinė duomenų bazė transakcijų neturi. Netiesa, ką tik pasakiau, bet tos transakcijos yra palaikomas tokia mažam lygyje, kad biznio logikai jums jų beveik garantuotai neužteks. Ir jeigu reikia sudėtingų, labai smarkiai pamastykite, ar jūs tikrai norite tam panaudoti vieną ar kitą nerealisinę duomenų bazę, kad užtikrinti transakcijų veikimą. Nes jums reikės rašyti daug kodo, patiems parašyti transakcijų mechanizmus, juos užtikrinti. Taip, tai gali būti optimalu ir gerai, bet reikės jums tuo rūpintis. Tikrai nepasirūpins tuo jokia duomenų bazė. Taigi palaikomos transakcijos, čia galbūt plausible turėtų būti. Gerai, ką pasirinkti? Tai labai trumpai, jau visai pabaigai. Iš ties turime panašias sistemas saugojimo, bet kada mums ką panaudoti, kaip padėti pasirinkti. Tai taip kaip su medvaršiu susukam kažką, ką norim labai tiksliai ir tvirtai turėti, galime įsivaizduoti realisinę duomenų bazę. Nes jeigu mums reikia transakcijų, mums reikia konkrečiai turėti duomenis, žinoti, kas laikoma toj duomenų bazėje, kad tie duomenys, tarkim, turi būti nepriklausomi nuo sistemų, kurios naudojasi tais duomenim. Tam tikrą, tarkim, padarau sistemą ir sakau, man galite atiduoti duomenis ir iš manęs imti, bet aš atsakingas už duomenis ir jūs nežinosite visko, ką aš čia darau. Tai tikriausia pasirinkimas jums realisinė duomenų bazė. Jeigu jums reikės daug daryti tokių ad hoc užklausų, jūs nežinokite, ką dar klaus, tai realiacinis modelis, būtent tai, kad yra didelė nenormalizuota duomenų bazė, bus jums skirta. Sudėtingi sąryšiai arba reikia iš tikrųjų tos SQL kalbos pilnai palaikomos, nors daugelis nerealisinių duomenų bazių pradeda ypač paskutiniais metais yra trendai, kad palaikyti SQL kalbą. Bendraja prasme ne. Ta prasme, nebus patogu ir rinktis reikia realiacinę duomenų bazę šitoje vietoje. Trumpi pasiūlymai, hintai dėl kada rinktis nuo SQL, kada mums reikia įkalti daug vinių, kur kas paprasčiau, bet daryti didelį procesą ir naudoti daug panašių operacijų. Tai iš ties pirmas dalykas yra tai, kad jeigu jums reikia įrašyti paprastą, denormalizuotą vienos, dviejų kažkokios nesudėtingą, bet tikrai per daug serverių ir apdoroti didelį srautą duomenų, kai jūsų throughputas turi būti didelis tiek skaitimui, tiek rašymui, jums tikrai reikės rinktis vieną iš nerealisinių duomenų bazių. Jūs neapsieisite be to. Kokią, tada kils kitas klausimas. Jeigu jums reikia hierarchinės, labai jūsų duomenys hierarchinė struktūra, duomenų modelis, jums dokumentinė kažkokia duomenų bazė bus tikrai arčiau negu realiacinė duomenų bazė naudoti. Tai rašymas, skaitimas, jeigu jūs plečiate ir ypač galvojate apie naudojimą viską kažkur cloud'e ir keisti duomenų centrus, irgi tikrai pamastykite apie nerealiacinę duomenų bazę.
galbūt pabaigai trumpai, ne, Hadoop, tai prieš tai 2 skaidrės, kur buvo, mes kalbėjom apie relicinę, nerelicinę ir kaip duomenų bazę mes dažniausiai suprantame apie tą, kur realiuoju laiku veikia. Tai reiškia, aš duodu užklausą ir davęs užklausą iškart laukiu atsakymą. Yra užduočių, kuomet mums reikia, iš ties turime didelius duomenų kiekius, ne, skaičiuojam terabaitais arba petabaitais ir mes norim tai padaryti per daugelį, per tūkstančių serverių paskaičiuoti, mums prireiks tų duomenų paskaičiavimų, mes tikrai to negalėsime atlikti jau paprastai tiesiog online. Čia yra didžiulė šeima, nežinau kaip trumpai, ten visas daug frameworkų yra ir galima daug ką, kaip sakant, ten padaryti, bet manau, kad galbūt neįsiu toli, nes tiek giliai nenueisiu, o kam, kaip sakant, tai dar nauja, tai irgi nieko daug nespėsiu per 5 minutės pasakyti. Tai tikrai, kada verta mąstyti apie tai ir apie daugelį key-value porų, tuomet, kai jums reikia, nežinau, esate girdėję, bet jeigu turite time series analizę, time series duomenis, tai kai jūs darote daug kopijų duomenų, tam tikrų metrikų, tarkim, turi tam tikrą metriką skaičiuoti kas 5 minutės ir tai laikyti metų laiko duomenis ir tai bus, tarkim, 10 terabaitų, ne, ir ant to padaryti analizę, tai tikrai bus kur kas tiek kainos atžvilgių efektyviau, tiek programavimo naudoti ir išplėsti būtent Hadoop klasterį, padaryti klasterį iš drambliukų klasterį, kaip sakant, padaryti. Tai va, tai tiek trumpai ir galvoju dabar geras laikas kitiems klausimams. Ir turit klausimų, aš čia dar tuo pačiu pasakysiu, gal prieš klausimus tokią svarbią informaciją, kad paprašysiu užpildyti atsiliepimų formas, nes po paskutinio pranešimo bus išardytos sienos ir tada trauksim laiminguosius, kurie gaus, va čia yra po vieną pavyzdį, Agile knygų kaip prizus. Tai va, tai čia tuo pačiu prieš klausimus, kol dar visi laiko dėmesį. Ir dar liko 4 priziukai iš NFQ, tai galėsiu už klausimus padalinti. Čia mergina kėlė, prašau. Dėl 16 MB problemos man kilo klausimas, kodėl nepanaudojat Baseono arba ten gridą siūlo MongoDB. Nes čia kaip ir neprojektavimo dalykas, jie kaip ir skelbia tą limitą, tik tai, aišku, galėtų skelbti didesnėm raidėm, aš irgi sutinku. Jo, tai būtent tą, kad aš visiškai sutinku ir iš tikrųjų netgi aš manau tą architektūrą, kurią mes tuomet padarėme, nesiūlyčiau ir dabar niekam jos daryti, būtent taip, kaip mes suprojektavom būtent tą modelį. Bet vienas iš tų dalykų, dėl ko verta pamastyti ir labai atidžiai pasižiūrėti, tai ko nesako. Tai ko nesako kiekvienas, kuris nori parduoti arba vienaip ar kitaip pritraukti jūs prie naudojimo jų sistemos. Tai būtent tuos limitus ir ribojimus. Kai kurios sistemos turi, tarkim, labai limitus ant meta duomenų lentelės ir jūs iš karto turit pažiūrėti, kiek tenais galima bus išplėsti tą sistemą vėliau. Kiek jinai palaikys paraleliai serverių ir tuos dalykus. Apie tai būna pasakoma, bet mažom raidelėm su žvaigždutė ir tai tiesiog labai atsargiai. Aš manau, kad tai yra labai geri sprendimai pritaikyti būtent tam tikriems klausimams išspręsti, ties nereliciniai sprendimai, bet su jais reikia ir atsargiai tiesiog atidžiai pasižiūrėti į dalykus. Tai dėkui už klausimą, dar čia mačiau ranka kilo. Kažkaip istorija neturėjo laimingos pabaigos, pasakėt, kad su MongoDB atsirėmėte limitus, kad reikėjo gerai permastyti. Neturėjo laimingos pabaigos šitą istoriją. Jo, tai vat ir buvo įdomu. Bet jeigu atsigręžtumėt atgal, tarkim į tą pačią istoriją, kokie tada būtų jūsų žingsniai jau su visom žiniom, kurias turi dabar? Tikriausiai dar spręstumėm ar naudoti Mongo šiuo atveju, bet greičiausia pasirinktumėm, nes tai labai atitiko mūsų tą verslo modelį, kuris buvo labai arti, tas hierarchinio. Duomenų struktūrą tikrai kitaip darytumėm ir tam tikrą puslapiavimą naudotumėm ir sąryšius. Tiesą mąstyčiau apie graph duomenų bazę šiuo atveju, apie ją nelabai kalbėjom, bet manau, tai irgi būtų labai arti mūsų keiso šiuo atveju.
bet ten būtų daug dalykų, kurių mes dar irgi nežinom, kaip išspręsti. Aš nežinau, kaip išspręsti, tai būtų pavojus. Tai čia vienas iš dalykų tikrai. Truputį su transakcijom turėjom problemų, tai greičiausiai turėtumėm reliacinę duomenų bazės būtent tam tikriems sudėtingiams užklausoms spręsti. Tai yra sudėtingai aibei būtent mūsų versle. Vieną eventams, kur mes ten apdorojam tos eventus ir po to jau atiduodam analizai duomenis kažkur kitur. Tai čia turbūt didžiausi būtų tokie pasiėmimai iš to, ką dabar daryti kitaip jau reikėtų, negu mes bandėme viską į vieną išspręsti su vienu stebuklingu įrankiu visas problemas. Gerai, dar čia klausimas vienas. Aš nežinau, ar čia vienas toks, bet iš tikrųjų pirmą kartą išgirdau apie Cassandra, Mongo. Tai čia kaip ir visai kitokie duomenų tipai. Ir kiek aš susidūręs praktikoje, tai visi tas reliacinės naudoja. Tai įdomu iš tų, kaip čia pasakyti, rinkoje, ar daug žaidėjų, kurie naudoja Mongo, tas nereliacinės duomenų bazės. Ar yra žinių kažkokio tai? Klausimas, ar daug labai reliatyvus. Aš sakyčiau daug, bet kokia didesnė kompanija tikrai neišsisuka be vienokio ar kitokio sprendimo nereliacinio. Pavyzdžiui, koks Google'as ten ar YouTube'as ten tikrai naudoja, visi didieji naudoja, tarkim, Hadoop'as yra vienas iš didžiausių dabar, visi apie tai kalba, šneka. Pažiūrėkit, Hadoop buvo paskutiniai skaidriai, jeigu jums įdomu pasiskaityti namie. Iš ties yra tai, ką tikrai visi naudoja. Amazonas turi, jeigu neklystu, apie 50 000 serverių šiuo metu, vienu metu palaikoma šitam klasteryje ir tai tikrai nereliacinė duomenų bazė. Tu ten negali to skaityti, tai yra daugiau duomenis, tam tikrą lentelę, bet tai tikrai didieji naudoja, bent tam tikroms užduotims ir kadangi tai yra didelis rautas duomenų skaityti, rašyti, tikrai naudoja. Tai gal dar klausimų yra? Aš dar vieną priziuką turiu. O, pačiam prieki. Gerai, pamačiau pačiam prieki pirmą, tai po to kažkas be priziuko jau bus. Dalintis reikia. Prizą gavau iš karto. Tai tada tiek. Ačiū. Ačiū. Ne, iš tikrųjų norėjau paklausti, o dabar, kai turit daug žinių ir patirties ir dar matot greičiausiai susidurėt su Code First SQL ideologija, ar svarstytumėt tam projektui, kurį gyveninot su Mongo, būtent šitą pasirinkimą? Code First SQL. Ačiū. Greičiausia ne. Aš galvoju, ir taip ir ne. Svarstytumėm. Tai, mano atsakymas, svarstytumėm, bet... Jo, net nežinau, kaip plačiau iš tikrųjų čia. Kaip sakant, ne viską galiu sakyti, atsiprašau, bet... Gal dar per daug įstiklose tas Code First SQL? Man iš tikrųjų baimė keltų tai, kad ten yra daug nežinomųjų. Tokių, žinot, kaip ir daugelis, tas pats Agile'as kartais atrodo čia labai šaunu, viskas labai gražu, bet kol tu nežinai tam tikrų niuansų arba kur galima, žinome, daug nesėkmingų kažkokių įgyvendinimų, tai dėl to labai būtų truputį nedrąsu žengti tą žingsnį, bet galbūt spręstumėm. Negaliu tiesiai atsakyti į šitą klausimą. 5 metus Mongo buvo tas pats. O tai tada po 5 metų tas klausimas. Beje, labai įdomu, netgi lyginant kelių metų skirtumą, kas buvo tada Mongo ir kas yra dabar, irgi yra skirtumų, jie migruoja truputėlį savo ideologijom, migruoja, ką jie nori padaryti. Aš spėju, kad kai kurių mums dabar problemų nebūtų iškilę arba mes jas būtume labai greitai išsprendę ir mums nebūtų taip skaudėję tiek technologiškai, tiek finansiškai. Dėkui ir tada dar mačiau paskutinis klausimas. NoSQL duombazių kūrėjai, sakykime, dažnai akcentuoja performance, bet kaip realiai yra su performance lyginant su to pačiom reliaciniam duomenų bazėm. Nes, sakykime, iš to paties MySQL yra kontrargumentai, kad ir, tarkim, MySQL gerai performina. Tai kaip iš tikrųjų yra su performance? Labai platus klausimas, ta prasme, kad neišeina tiesiai atsakyti jį.
Čia toks trikiai klausimas. Visų pirma, priklauso, ką sprendžiame, kokią problemą. Tai norėčiau paakcentuoti. Iš kitos pusės, jeigu viskas veikia, galima ir nereliacinę duomenų bazę suprojektuoti, kad jinai tiek greitai skaitytų, tiek rašytų, tiek kad būtų tarp serverių išskaidyta, bet reikės kitus duomenų modelius naudoti. Tarkim, tada naudojamas ne sharding, angliškai vadinamas, bet partitioning. Ne, tu duomenys skaidai visai kitaip. Ir yra, tarkim, Greenplumas, Green Plum duomenų bazė, nežinau, ar esate girdėję, yra komercinė, kur jinai palaiko būtent plėtimą horizontaliai, kiek nori serverių ir veikia būtent SQL-as, tai mokama, ganėtinai brangus produktas. Tai yra tų sprendimų, bet jeigu serveriai tarpusavį negali komunikuoti, kaip ir buvo to teoremoje CAP, tuomet mes negalime. Jeigu mums reikia visą laiką užtikrinti veikimą, kyla problemų. Tai yra sprendžiama per replikaciją, daroma tam tikri replikos kiekvienos duomenų bazės ir skirtingose serveriuose. Tai galima išspręsti. Atsakymas tai brangu. Dėl performanso dažniausiai išsprendžia NoSQL geriau performina būtent įrašymam ir skaitimam, kai nereikia didelių sudėtingų struktūrų apdoroti. Jeigu lyginant, sakykime, tas pačias paprastas užklausas, kad ir to paties nuoseklaus įrašymo arba nuoseklaus skaitimo, tarkim paskui darant kažkokią agregavimą duomenų, kaip šituo atveju, koks variantas geresnis? Aš sakyčiau ir kaip sakant, balsuočiau galvą greičiausia guldyčiau. Tai, kad nereliacinė duomenų bazė tikrai galima geriau optimizuoti būtent šitam. Galbūt tos komercinės, tarkim, Postgreso plečiamos komercinės reliacinės duomenų bazės būtų arti šito sprendimo. Bet jos konkuruotų tikrai labai arti, tai nebūtų. Bet dažniausiai naudojami MS SQL, ten MySQL, tiesiog paprastas Postgresas, jie tikrai neperformins šituo atveju, kai mes turime ten 10-20 serverių ir mums reikia visus paraleliai apdoroti. Gerai, tai dėkui tada. Tai gal tiesiog galim pakalbėti. Atsakymus jo galėsit pakalbėti laukiančiai yra. Pabaigoje ir tada labai dėkui už pranešimą. Ir kaip sakiau, užpildykite atsiliepimų formas ir už porą